kas įrodytų, kad Dievas egzistuoja? Ararato kalnas yra Nojaus laivo liekanos. Ir man galvoje cinktelėjo. Taigi apie Nojaus laivą Biblijoje rašė. Ir kaip žmonės pamažu yra pripratinami prie tokių dalykų, žinai, ir jie mano, kad tai yra tiesa. Kad taip visada buvo. Viskas, kad sekmadienis ir yra 7 diena ir tu galvoji, žinai. Man iš tikrųjų nelabai patinka toks klausimas, kas Dievas sukūrė. Aš jo nematau. Kaip man žinot, kad jisai yra? Kiek žinau, iš niekur nieko kalnuose laivai nebūna statomi. Tai ar yra kažkokie daugiau įrodymų, kad Dievas egzistuoja, ar tik tai iš Biblijos mes galim žinoti? Evoliucija sako, kad sukrojo metalą į krūvą, užminavo ir susprogdino. Ir tokiu būdu atsirado automobilis. Atsirado iš nieko viskas. Aš manau, kad mes dėrėtų užduoti klausimą ne kodėl Dievas yra toks ir ne kitoks, kas jį sukūrė ir panašiai, bet reiktų labiau užduoti klausimą, ką jis daro ir kodėl. Kaip jie sako, nesvarbu, tu eini į McDonald'ą, netampa burgerį. Sveiki visi atvykę į Neatsakyti klausimai podcastą. Aš esu Grace. Sveiki, aš Simona. Ir šiandien mes startuojam podcastų projektą, tai gal Simona gali pasakyti toliau, apie ką mes šiandien veikiam. Taip, tai kokia viso to idėja yra, tai tiesiog labai yra daug klausimų, kurie kyla žmonėms, ypač netikintiems, ir jie yra labai svarbus ir kertiniai, jie lieka neatsakyti ir dažnai netgi toks kaip barjeras tampa ateiti pas Dievą. Tai mes tiesiog nusprendėm padaryti podcastą, pasišnekėti tam tikromis temomis, atsakyti tos klausimus, galbūt net su svečių pagalba. Ir taip, tai šiandieną mes pašnekėsime apie Dievą, apie jo egzistenciją, kas jisai yra. Ir šiandieną mes esam ne vienos, šiandieną mes turim svečią. Galbūt svečias galėtų prisistatyti. Sveiki, aš esu Tadas. Šiuo metu esu Biblijos tarnautojas ir savo mylimoj bažnyčiai. Ir susidomėjau Dievu maždaug prieš kokius 8 ar 9 metus. Palengva jau šito keliu. Ir šiuo metu tiesiog tarnauju kaip Biblijos tarnautojas. Taip studijuoju teologiją ir šiandien pabandysiu atsakyti į tam tikrus klausimus, kuriuos užduosit. Gerai. Gerai, tai iš tikrųjų nieko nelaukia, galim pradėti. Tai yra toks dalykėlis. Dažnai tie ateistai, ar nebūtinai ateistai, tiesiog netikinti žmonės, pasako tokią frazę, kad religija yra skirta valdyti žmonės. Tai kokia tavo nuomonė? Tai ar realiai už to žodžio Dievas slypi vienų žmonių noras valdyti kitus žmonės, ar kažkas kito? Dar yra, žinau, apibrėžimas ateizmo, drąsa pasakyti kažkam, kad jie nebijo jo įsivaizduojamo draugo. Tai dar apibūdinamas Dievas kaip įsivaizduojamas kažkieno draugas. Tai ką tu į tai? Dar tokio termino nebuvau girdėjęs, kažkas naujo, bet kas iš vis apie religiją. Na, žmonės yra įdomus kūriniai. Iškart, tikiu, kad žmonės yra sukurti Dievo ir manau, kad šiuo metu pasaulis yra gana stipriai sugedęs, taip sakykime, paveiktas nuodėmės, žmonių įsitikinimų ir žmonės yra kai kada per istoriją galima matyti, kad iškreipė religijos kaip termino prasmę, sakykime. Dievas, kiek yra Biblijoje apreiškęs, tai religija, sakykime, teisinga religija, jinai pasižymi to, kad jinai padeda žmonėms, jinai juos išlaisvina iš nuodėmės ir suteikia tinkamą supratimą apie realybę, apie visus tos klausimus, buitinius, dvasinius ir visą kitą.
Bet šiais laikais religija, tas terminas, jisai patapęs, tikrai manau, kad yra patapęs, turi tą tokią tiksliau konotaciją kontrolės žmonių, nes tam tikros didelės bažnyčios, jos iš tikrųjų, dėja, aš tikiu, kad naudojasi savo šitą galę per dvasinius reikalus, sakykime, dvasinius klausimus, valdyti žmonių mases. Bet aš tikiu, kad yra tame ir atsiskleidžia kova iš tikrųjų tarp tikrosios religijos ir tos, sakykime, pasižyminčios manipulacijomis religijos, sakykime, formos. Aš tikiu, kad yra skirtumas. Jo, o tu sakai, ta tikroji religija, ne, turi būti, turi skatinti daryti gerą ir taip toliau, ne? Iš kur tu tokius dalykus iš vis sužinai? Kodėl tai yra tikroji religija? Pirmiausia, tai galbūt sužinojau iš Biblijos, sakykime, apie tikrąją religiją. Iš mano asmeninė patirtis bent jau buvo tokia, kad anksčiau buvau katalikas, nuo mažens, sakykime, buvau vedamas į bažnyčią ir ten ir klaupčiuko gal šiek tiek laiko, lyg tai buvo gal kelias savaitės. Iš tikrųjų neilgai, ten neatsimenu, gal mėnesį. Ir... Pats savanoriškai ar vertė tėvai? Dėja, kaip vedė už rankos, taip ir ten nuvedė ir tai nebuvo taip, kad mano iniciatyva, sakykime, aš labai degiau tuo, bet dabar tiksliai visų detalių nepamenu, bet tai tikrai nebuvo mano paties iniciatyva. Tai va, ir... Tai išgaravo klausimas. Jo, tai iš kur mes pamatom, kad tai yra tikroji religija ir kodėl tikroji religija turėtų skatinti gerą. Taigi, tikroji, kaip aš asmeniškai atradau tikrąją religiją, tai vat per Bibliją, kadangi, kaip minėjau, buvau katalikas, dėja atšalau, nutolo nuo Dievo, nusprendžiau iš vis neiti į bažnyčią, nes tuo metu nemačiau prasmės tame vaikščiojime ir į bažnyčią. Ir tada po kurio laiko kažkas susišvietė galvoj ir pradėjau vėl domėtis Dievu. Galbūt daugiau prie to privertė iš tikrųjų archeologija. Labai man nuo mažens patikdavo kapstytis po smėlį. Namuose būdavo žvyro krūva pripilta kieme, ten tėvas darydavo visokius darbus, ten cementuodavo ir panašiai, o aš jau nuo mažens ten kapstydavausi ir rasdavau visokių fosilijų mažučių ir panašiai. Didžiausia, kokia pavyko rasti, gal brolis, man atrodo, rado žuvies galinė dalis, taip sakykime, ne pati uodega, bet kažkur va tokio gal dydžio. Ten žvynai viskas matėsi, bet suakmenėja konkrečiai. Ir tai va, domėjausi aš tai archeologiją ir internete kažkaip už mane netyčia radau, kad egzistuoja, vis dėlto yra rasta, Ararato kalnuose yra Nojaus laivo liekanos. Irgi suakmenėja viską, ten nėra taip, kad tu nueisi rasi laivą ar kažką tokio, kad matysi aiškiai. Bet buvo toks žmogus, Ronas Vaitas, kiek atsimenu, jis buvo savamokslis archeologas, kažkas tokio. Jis buvo, kaip sakyti, tas anesteziologas, jeigu gerai pamenu. Gydytojas. Jis rūpinosi tuo, kad prieš operaciją, taip sakykime, užmigdydavo pacientus, ten tą vaistų duodavo, kad narkozė, taip sakykime. Ir jis karts nuo karto būdavo išvyksta į tam tikras kelionės, o tas archeologija, sakykime, savo norų, taip ir savo lėšom, jeigu gal kažkas lyg tai palaikydavo, taip sakykime, finansiškai, bet jis savo norų tai darydavo ir jis atrado būtent tą laivą, tą kalnuose, irgi rėmėsi Bibliją, grinai, kas parašyta. Ir va štai aš internete googlin, taip sakant, ir va radau tą dalyką ir man galvoje cinktelėjo. Taigi apie Nojaus laivą Biblijoje rašė. Iki to laiko aš dar nebuvau skaitęs Bibliją, tik tai vartęs vieną tokią knygutę, kuri ten trumpai nupasakome apie Biblijos tam tikras istorijas. Ir pirmą kartą parsisiunčiau tą PDF formatu Bibliją į savo kompiuterį ir pradėjau skaityti ir atradau, kad
10 Dievo įsakymų, kurie, taip sakant, katalikų bažnyčiai buvo, Biblijoje yra kitokie. Ir to aš skaičiau viską ir domėjaus ir neradau jokio, sakykime, to paaiškinimo, kad, ar kaip sakykime, gal leidimo iš Dievo. Nes aš pradėjau tikėti, kad iš tikrųjų Biblija yra Dievo žodis būtent. Nes ten ir pranašystės tos yra ir jos matom, kaip pildosi. Ir kadangi jau priėmiau kaip Dievo žodį Bibliją ir niekur neradau leidimo, taip sakykime, iš Dievo ar kažkokio paliepimo pakeisti, sakykime, įstatymą. Kas man labiausiai galbūt įstrigo, kad tas 4 įstatymas, kuris įrašomas Biblijoje apie sabatą. Kad atmink ir švęst sabatą, bet katalikų bažnyčiai mes žinom sekmadienis. Žinau, kai kuriem mūsų klausytojams gali atrodyti, kad sekmadienis tai yra 7 diena, bet iš tikrųjų, jeigu pasidomi, tai sužinai, kad šeštadienis iš tikrųjų yra realiai 7 diena. Kas irgi įdomus dalykas, atradau, kažkada susiradau senus labai kalendorius Lietuvos. Kažkur tarpe, jeigu gerai pamenu, nuo 1905 iki 1955 metų, tam tarpe maždaug 50 metų, buvo gali to žiūri kalendorius ir gali matyti, kaip pamažu yra keičiama savaitės dienų pavadinimai. Ir ant galo pasikeičia jų netgi tvarka. Ir kaip žmonės pamažu yra pripratinami prie tokių dalykų, ir jie mano, kad tai yra tiesa. Kad taip visada buvo. Viskas, kad sekmadienis ir yra 7 diena ir tu galvoji, žinai. Ir aš visus šitos dalykus atradau pamažu ir aš tikiu, kad tai ir yra tikroji religija, kai tu tikrai iš tikrųjų sužinai tiesą, kaip yra dalykai. Ne taip, kaip tradicija diktuoja, ne taip, kaip kažkas tau pasako, kaip yra, bet tai ką tu randi Dievo žodį ir tai, kuomet teisingai interpretuoji. Tai aš tikiu, kad tikrai religija prie to veda. Prie tikrojo to tiesos suvokimo. Suradimo, taip. Ok, mes turim kitą klausimą. Girdėjau, kad žmonių sako, kad Dievas buvo išgalvota. Ta prasme, žmonės išgalvojo Dievo savoką, norėdama paaiškinti, ko jie nesuprato, arba kad juos paguostyti. Be to, daugelį religijų yra daug istorijų ir mitų apie dievai ir kaip jie atsirado panašiai. Tai mūsų, kad tas klausimas gali būti, kaip Dievas atsirado, gal kas jį sukūrė. Taip būtų. Jeigu sukūrė. Taigi, pradėkim nuo to. Man iš tikrųjų nelabai patinka toks klausimas, kas Dievą sukūrė, nes tai iškart implikuoja, taip sakykime, kad kaip aš matau Dievą iš vis, kiek pavyko apie jį suprast, tai Dievas yra tas, kuris kūrė dalykus. Jis nėra tas, kuris yra sukurtas. Tai yra Dievas ir yra kūriniai. 2 kategorijos, taip sakykime, būtybių šioje visatoje. Ir kiek žinau, Dievo nieks nesukūrė. Jis tiesiog yra nuo pradžios, kur ta pradžia, aš jums nepasakysiu, bet Dievo žodis irgi, jeigu jūs atsiversit Bibliją, pirmas dalykas, kurį jūs pamatysite, tai rašys pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir taip toliau ir panašiai, ten jau pasakojama. Nėra pasakojama, iš kur Dievas atėjo, kas jį sukūrė ir panašiai tokių dalykų. Tai aišku, žmonės, aš suprantu, kad jie gali galvoti, žmogiškam protui, tai natūraliai kyla klausimas. Aš suprantu, kodėl toks klausimas, nes įsivaizduokit, žmogus visai pradžiai užauga, jis nežinodamas, kad iš vis yra Dievas, ir staiga jam kažkas ateina, pasako, yra Dievas. Ok, iš kur tas Dievas ir panašiai. Aš suprantu, kad natūraliai gali kilti tokių klausimų, bet čia irgi, manau, yra žmogiško mąstymo ribotumas. Mūsų smegenys nesuvokia, būtent. Kad buvo, mes vis laik pradedam nuo kažką, mes gimė. Mes taip suprantam, kad turi būti pradžia. Jeigu mes patys turėjom pradžią, reiškia ir Dievo turi būti pradžia. Taip, ir yra kažkaip kitiems nesuvokiama. Jeigu mes sakom, kad
mus kažkas turėjo sukurti, nes būna dažnai irgi užduoda teistai tokius klausimus. Kas tas sukūrė, kaip tas radai? Tai ir Dievą kažkas turėjo sukurti, ne? Ir jam sunku patikėti, jeigu tu tiesiog ateini ir sakai, žinai ką, yra Dievas toksai. Ir jie tokia, kur? Aš jo nematau, kaip man žinot, kad jisai yra? Tai pavyzdžiui, kaip tu galėtum atsakyti tokį klausimą, pavyzdžiui, kas įrodytų, kad Dievas egzistuoja? Na, pirmą jau irgi užsiminiau apie tos archeologinius tyrinėjimus, kurie atskleidžia tam tikrus Biblijoje aprašytus įvykius, sakykime, arba parodo, kad tie aprašyti dalykai, kaip šiuo atveju Nojaus laivas, jie nėra išgalvoti. Taip sakykime, net jeigu tu netiki Bibliją, tu gali nuvykti tą vietą, jeigu tavo pinigai neleidžia ir galimybės, ir tu gali paliesti pačiupinėtą daiktą. Jis yra tikras. Nes, kiek žinau, iš niekur nieko kalnuose laivai nebūna statomi, neatsiranda ir panašiai. Gerai, tarkim, tu abejoji tuo. Man tikras įrodymas, kad Dievas egzistuoja, tai yra pati Biblija. Įsivaizduokit, tai yra knygų rinkinys, 66 knygų rinkinys, kuris buvo surinktas maždaug grubiai per 1500 metų. Ir ten yra maždaug apie 40, šiek tiek daugiau gal negu 40 autorių, kurie rašo apie Dievą. Rašo apie tam tikrus įvykius, kaip žmonės buvo, ką jie patyrė santykyje su Dievu, taip sakykime, kokių išgyvenimai ir panašiai. Ir ta istorija yra vientisa, nuo pradžios iki pabaigos. Nėra kažkokių prieštaravimų ir panašiai. Jeigu, taip sakykime, šiaip pasakysiu, jeigu Bibliją skaitai paviršutiniškai, netyrinėjai, tai turiu omeny, gali atrodyti, kad yra kažkokių prieštaravimų ir panašiai. Bet kuomet tu pradedi gilintis į ją iš tikrųjų, pamatai, kuo labiau gilinės, tuo labiau viskas aiškiau darosi ir tu pamatai, kad iš tikrųjų viskas labai vientisa. Ir, sakykime, pagrindė Biblijoje šiaip yra dalinama į Senąjį ir Naująjį testamentą. Tai yra tokių bažnyčių, kurios nepripažįsta Senojo testamento, sakykime, ir jos remiasi pagrindės savo teologiją, sakykime, Naujojo testamento kaip pavyzdys. Ir man asmeniškai iškyla klausimas, kaip tu gali paaiškinti Naująjį testamentą, neskaitydamas Senojo. Sakykime, iš kur tu žinai, kad yra Senajam testamente, sakykime, rašoma, kad Jėzus yra Dievo avinėlis. Iš kur tai ateina? Iš kur šitas terminas, ką jis reiškia? Jeigu paskaitai Senąjį testamentą, kunigų knygą ar kitas, randi, kad ten yra, skaitosi tam tikrų laikų, Izraelio gyvavimo laikotarpio, jo, taip sakykime, Dievas įsteigia aukojimo sistemą, sakykime. Taip, yra šventykla, ta mobili, sudedama ir panašiai. Ir Dievas ten nurodo, kad tam tikrai momentu bus aukojamas simboliškai avinėlis, ant aukuro sudeginamas. Ir taip toliau ir panašiai. Ir ten yra paaiškinama vis to prasmė. Ir galima matyti, kad Naujojo testamento autoriai ėmė tai, kas buvo Senajam testamente. Ir tokiu būdu gali suprasti, kas yra rašoma Naujajam testamente. Bet jeigu tu kažkurį išmeti, aš nesuprantu, kaip gali žmonės tada teisingai interpretuoti ir suprasti tą tiesiog Dievo išgelbėjimo planą, žinai. Tai ir gaunasi interpretacija. Taip. Ja. O tarkim, tie žmonės, kur skeptiškai žiūri, sako, žinai, bet kas gali rašyti knygą ir, ta prasme, atmeta visą, kad sakai, tai ar yra kažkokie daugiau įrodymų, kad Dievas egzistuoja, ar tik tai iš Biblijos mes galim žinoti? Iš tikrųjų, pati kūrinyje. Irgi. Iš pirmo žvilgsnio mes žiūrėdami į žmonės, į gyvūnus, augalus, į ekosistemas, viską, mes galim pagalvoti, kad čia kūrinyje, Tai yra, norėjau pasakyti, didysis sprogimas, evoliucija, ir panašiai. Bet man labai patiko pavyzdys. Neatsimenu, iš kur aš jį girdėjau, bet evoliucija iš esmės teigia, kad
viskas atsirado, visa pradžia prasidėjo nuo ko? Nuo didžiojo sprogimo, ne? Iš nieko, jo. Taip. Ir man tas įstrigo vienas pavyzdys, neatsimenu, kur aš jį mačiau. Kažkur žmogus aiškino. Taip išeina, kad įsivaizduokit, ko reikia, kad galėtume sukonstruoti automobilį. Jau matau, kur visą tai eina. Mums reikia ko? Gamyklos. Jo. Mums reikia medžiagų, mums reikia plano, mums reikia Instrukcija. išmatavimų, reikia tų presų, visokių įrankių ir detalių. Taip, Ir jos turi būti protingai sudėtos. taip, taip. Evoliucija sako, kad kažkas nuėjo metalo laužyną, sukrojo metalą į krūvą, užminavo ir susprogdino. Ir tokiu būdu atsirado automobilis. Atsirado iš nieko viskas. Tai, ką aš noriu pasakyti, mūsų tas kompleksiškumas, mūsų šitų visų žinomų gyvybės formų ir mūsų pačių ir toks didelis, kad vargu taip yra praktiškai neįmanoma, kad kažkokio atsitiktinumo dėka susiformuotų gyvybė. Ta prasme, evoliucija tie, kurie remiasi, jie iš esmės, praktiškai, jie teigia, kad iš negyvybės, tai yra iš akmens, ar ten kažkokiu tai cheminių medžiagų ir panašiai, susiformuoja gyvybė. Reikia tam tikrų sąlygų. Ir dar tasai dalykas, kad daugelis organizmų turi tokius labai specifinės savybės, kur atrodo, kaip tu iš vis galėjo evoliucionuoti pas kažką koks nors ten, nežinau, sprogimas, dar kas nors. Iš chaoso atsirado, kaip čia tvarka, bet mes niekada matom tai. Būtent. Netgi, sakyčiau, atvirkščiai eina. Šiuo metu, kadangi aš tikiu, kad pasaulis yra sužalotas nuodėmės, mes galim net matyti, kaip viskas atvirkščiai eina, ta prasme, iki priešingą pusę. Galim matyti, kad anksčiau buvo daugiau tvarkos ir dabar tiesiog vyksta ta, sakykime, degradacija, pasakykim. Tiesiog. Gerai, tai mes jau paaiškinom, kas yra Dievas. Tai aš esu skaičius ir dar pamačiau daug video įrašų, kur žmonės, dėl tam tikrus dalykai sako, kad Dievas turi lytį, jis, žinai, moteris, netgi yra daina, žinai, God is a woman, arba Mother Nature, tai, žinai, moteris. Tai, aišku, iš literatūros irgi galim žinot, kad yra Dievas, žinai, vyriškoji giminė. Tai ar Dievas iš vis turi lytį? Jeigu taip galim paklausti. Tiesiai šviesiai tai nėra atskleista. Pasakysiu paprastai. Tai nėra atskleista. Yra tik tai žinoma, kad yra taip vadinama trejybė. Šventoji dvasia, Dievas tėvas ir Dievo sūnus. Dievo sūnus priėmė materialų tokį, kaip sakyti, ne tai kad materialų, bet kaip čia pasakius, žmogaus pavidalą ir yra žinomas Jėzaus vardu. Tai, sakykime, apie šventąją dvasią mes nedaug žinome, bet žinome, kad jinai veikia žmonių protus, skatina, primena, mokina ir panašiai. Dievas tėvas užima, taip sakant, danguje sostą, jis vadovauja, jis atleidžia ir daro viską, kas yra būtina. O Dievas sūnus, žinomas jau dabar Jėzaus vardu, kadangi jis priėmė vyro pavidalą, šiuo atveju galima sakyti, kad jis turi vyro lytį, taip sakykime, nes jeigu tu priimi, tu turi viską priimti. Tai, bet iš esmės, Dievas kaip trejybė, o originaliai nėra, nežinom. Ir aš manau, kad tai nėra svarbu. Jo kūriniai tik tai turi lytį, tai pirmieji tai buvo Adomas ir Ieva, vyras ir moteris. Okay. Gerai, Tadai, žiūrėk, kaip tau tokia mintis? Nesvarbu, pas ką nueisi, pas musulmonus, pas žydus, pas krikščionis ar budistus, vis tiek visos religijos veda pas tą patį Dievą. Ir tu garbini galiausiai tą patį Dievą. Vargu. Kodėl? Pirmiausia, tai, kaip jau minėjau, netgi tos pačios krikščionybės atšakos, tos denominacijos vadinamos, jos jau turi iš tikrųjų dėja, pasakyčiau tiesiai šviesiai, jos garbina
kitokius dievus, taip sakykime. Mhm. Nes įsivaizduokim, jeigu tu... O jeigu aš... Pavyzdžiui, yra viena tokia, kuri sako, kad su įstatymu yra baigta, įstatymas prikaltas prie kryžiaus, mums nereikia laikytis įstatymų ir panašiai. Tai jeigu taip, tai taip išeina, kad mes esam moraliai, galim būti neatsakingi, sakykime, mes, kadangi su įstatymu yra baigta. Tai jie nebėra paskatos, taip sakykime, savitvardai ir visam kitam. Tai taip išeina, aš galiu nueiti kažką nužudyti ir prieš Dievą būsiu teisus žmogus. Bet mes suprantam, kad tai yra tiesiog netiesa ir panašiai. Tai su įstatymu nėra baigta. Tai čia jau, sakykime, net, ką paminėjau, net krikščionybės atšakos tam tikros turi niuansų tokių, kuriuose, taip sakykime, nesutariama ir nes, ką noriu pasakyti, tam tikrų aspektų, ką tu sakykime, išimi tam tikrus dalykus iš Biblijos, jų ignoruoji, atitinkamai tu irgi nupieši Dievą tam tikrą. Suprantat? Dievas, kuris savo įstatymą panaikino. Suprantat? Kitos religijos, pavyzdžiui, judaizmas, jie, pagrindinis dalykas, kiek žinau, neigia Jėzaus dieviškumą. O kadangi mes iš Biblijos suprantam, kad Dievas sūnus, priimdamas žmogaus pavidalą ir tapdamas taip tuo žinomu Jėzu, jis buvo ta pakaitinė auka vadinama, tas Dievo avinėlis, ką pirmai minėjom, kuris ir prisiema nuodėmės ir kurio dėka mes turim atleidimą už savo nuodėmės. Tai jeigu mes atmetam Jėzaus dieviškumą, nėra jokio atpirkimo, nėra nuodėmių atleidimo ir vien tik pražūtis. Tai vėlgi atitinkamai tu nupieši kažkokį Dievo paveikslą. Jis yra jau kitoks. Ir kitos religijos, pavyzdžiui, budizmas, ten iš vis, kiek žinau, nėra tokio dalyko, kad jie garbina Dievą. Ten yra pranašas ir yra kaip sakyti, praktikuojama tokia ieškojimo šviesos savyje, meditacija ir per tai bandoma pasiekti tą šventumo lygį kažkokį. Vėlgi, ką tai reiškia? Nėra Dievo, nėra išgelbėjimo plano, yra bandymas išsigelbėti pačiam iš tos puolusios būklės. Tai va, skirtingos religijos ir skirtingi dievai, dėja. Ir čia nieko nepadarysi. Tai tu jau minėjai apie trejybę, tie, kur gal nežino, kas tai yra, nes tu sakai Dievas tėvas, Jėzus sūnus ir šventa dvasia. Aš esu pati girdėjus iš abiejų pusių, žmonės tikintis ir netikintis. Viena pusė sako, kad mes garbinam 3 dievai, žinai, nes tai skirtingi, ta prasme, žmonės arba kaip čia, dievų. Kiti pusė sako, kad trejybė yra pagoniška mokyma ir nereikia jų tikėti. Taigi, ar tu gali paaiškinti mums paprastai, kas tai yra trejybė, žinai, ir kur atsirado šito mokymą? Trejybė, tai, kaip jau minėjau, nesakyčiau, kad tai yra 3 skirtingi dievai. Jėzus pasakė, aš ir tėvas esame viena. Ir pradžios knygoje jau kaip minėjau, neminėjau, man atrodo, bet ten rašoma, kad dvasia iš Dievo sklandė viršum žemės. Jau ten matome dvasią Dievo, kuri veikia. Dievo trejybę mes suprantam, kaip yra vienas Dievas, galbūt galima sakyti 3 asmenyse, va taip, galbūt lengviausia galbūt suvokti, bet tai nereiškia, kad tai yra 3 skirtingi dievai. Nes Jėzus apie, pavyzdžiui, šventąją dvasią kalba kaip apie užkrito. Globėjas, bet iš esmės jis kaip yra tas pats, kas ir jisai pats būtų.
šventąją vietoj. dvasią įvardina kaip jisai yra tarsi mano, ne tai kad pakaitalas, bet jis yra visiškai toks pat kaip aš. Ir sako, aš jums jį atsiųsiu, jis bus tas globėjas, kaip tu ir sakei. Ir taigi mes matome, kad iš esmės jie nėra skirtingi, sakykime, 3 dievai. Kas Biblija, kai tyrinėjai, gali pamatyti, kad jie tiesiog turi skirtingas rolės. Šventoji dvasia, jau kaip minėjau, jinai primena dalykus, veikia žmogaus, taip sakant, protą. Senajam testamente galbūt labiau galim pamatyti, kaip jinai įkvėpia tam tikrus karius, pranašus, suteikia drąsos per sekminių dieną. Naujam testamente galime rasti, kad mokiniams suteikė drąsos ir padėjo jiems liudyti apie Jėzų, apie išgelbėjimą ir, taip sakant, nešti Evangeliją. Sūnus jau mes apšnekėjom, jisai tas, kuri pakaitinė auka, kuris ir prisiema bausmę, o Dievas tėvas, tas, kuris jau yra danguje ir yra, taip sakant, Godhead, galva, taip sakykim. Tai va, ir tiesiog tai nėra tai, kad jie 3 skirtingi, jie visi turi vieną planą ir veikia kaip vienas. Mūsų protam irgi gali būti labai pagunda juos išskaidyti, taip sakykim. Kad čia yra tas ir jie kažkokie skirtingi ir panašiai 3 dievai. Bet ne vienoje vietoje galime rasti, kad pats Jehova, pasako, kad aš esu vienas dievas, nėra kitų dievų. Tai jis aiškiai pasako, kad ta trejybė, kurią mes randam, tai yra vienas dievas. Irgi, kuomet bandai paaiškinti Dievą, tai neišvengiamai gali susidurti su tam tikrom problemom. Kaip logiškai paaiškinti, kodėl yra taip ir ne kitaip. Ir mano manimu, tai yra šioks toks pavojus yra. Tai ne tai, kad Dievas nenori, kad mes jį suprastume, kaip jisai veikia, ką jis daro panašiai. Bet reikia mokėti galbūt užduoti tinkamą klausimą. Tai ne tai, kad aš manau, kad mums dėrėtų užduoti klausimą ne kodėl Dievas yra toks ir ne kitoks, kas jį sukūrė ir panašiai, bet reiktų labiau užduoti klausimą, ką jis daro ir kodėl. Nes tai labiau bus orientuota į tą ryšį su juo, o ne tai, kad tu tiesiog paimi, išaiškini Dievą ir padedi į kažkokią lentyną, skyrių, dėžutę, taip sakykime. Bet jeigu tu pasidomėsi, kodėl Dievas atsiuntė savo sūnų, kodėl jį leido jam būti paaukotam ir panašiai, pradėsi suprasti, kad yra problema, kurią jis bando išspręsti. Ir tam reikia labai daug laiko. Okay. O jeigu aš, tarkim, tikiu trejybę, bet atmetu Bibliją, man, pavyzdžiui, netikiu aš ją. Bet aš tikiu, kad yra tikrai tas Dievas krikščionių. Ir aš susigalvoju savo tiesas ir remiuosi to tokiu kaip nuostata, kad visa, ką aš laikau tiesa, yra tiesa. Ką aš sugalvoju, kad yra tiesa, tas yra tiesa. Aš galbūt sugalvoju, kokie yra būdai, kaip Dievas veikia mano gyvenime, kaip aš jį jaučiu. Ir jie skiriasi, tarkim, nuo pavyzdžiui, krikščionių, Dievo veikimo. Tai ką tu galėtum apie tai pasakyti? Ar tai yra realus dalykas, ar čia, ar iš vis, ar jie tada Dievą garbina tą, kur ir krikščionis, ar čia gaunasi jie kažką kitą? Tu kaip ir paaiškinai, tam tikrą prasme, jeigu tu paimi tik dalį tiesos iš Biblijos, sakykim, tu sužinai, kad tai yra 3 dievai, bet nusprendė netikėti visų kitų, kas yra aprašyta, natūraliai, vietoj to, kad tu ėjus ieškoti paaiškinimo apie trejybę, kas jinai ta ir panašiai, tu pradedi kurti savo, tai tu natūraliai tiesiog, tu sukuri dar vieną netikrą dievą, tai sakykim, kuris iš tikrųjų netgi neegzistuoja. Jis yra tik tai tavo išgalvota kažkoks pramanas, taip sakykim, fantazijos vaisius. Tai man iškiltų gal klausimas, kam tavo iš vis to reikia. Kokia nauda tavo iš tokio dievo, kuris neegzistuoja ir kur tu eini su juo, su tokiu dievu? Galvoja, kad
užtenka tiesiog tikėti, kad yra Dievas, nu, tarkim, esi krikščionis, užtenka tikėti, kad Dievas yra, bet tu atmeti Bibliją ir viskas gerai, tu ir meldiesi Dievui, ir prašai, jis tau padeda ir taip toliau. Labai keistas dalykas, man iš tikrųjų Aš sunku iš tikrųjų net suvokti. asmeniškai pažįstu tokių žmonių. Reiktų iš tikrųjų jų paklausinėti, manau, ką jie galvoja, kodėl tai jie taip daro iš tikrųjų. Bet aš net nežinau, kokį čia pavyzdį pateikus. Čia tas pats, kas, sakykime, turi telefoną, jame yra kažkokios funkcijos, taip sakykime, čia gana jos akivaizdžios, šitą žinai apie telefoną, bet įsivaizduokit, kad tu tiesiog nusprendi giliau neišsiaiškint, kur yra nustatymai ir kaip ten reguliuoti kažką ir panašiai, tai tu niekad iš tikrųjų ir nesužinai, ką tos tavo telefonas gali. Tai čia galbūt kažkas panašaus, jau sakyčiau, su tokiu išgalvotu Dievu, priimi tiek, kad jis yra trejybė, yra trys, sakykime, asmenys, bet viskas tuo ir apsiriboja. Tai, taip sakykime, toks žmogus taip smarkiai apriboja Dievo veikimą jo gyvenime, kad toks žmogus, aš manau, yra tiesiog paklydęs dvasiškai ir viskas. Ir tuo labiau, man atrodo, kad tokiu būdu žmogus labai ugdo savo savanaudiškumą. Jam pasidaro, tam tikrą prasme, Dievas tai yra jisai pats. Galbūt jis to nesuvokia, bet jeigu jo paties pamastymai, jo paties nuomonė, jo paties išgalvoti dalykai apie Dievą yra aukščiau to, kas buvo pareikšta per šventąją dvasią, per Dievo žodį, taip sakykime, tai akivaizdu, kad jisai save iškėlė aukščiau Dievo. Tikrojo Dievo turiu menį. Dievas priklauso nuo to, kaip aš noriu įsivaizduoti. Kaip kiti sako savo tiesą. Tai mes šnekėjom labai daug apie, Dievą, kas jis yra ir taip toliau. Ir gal kažkas klausos ir galvoja, gerai, įdomu informacija, bet tai susijęs su mano asmeninė gyvenime. Nes, būna, kad žmonės eina į bažnyčią, kunigas arba pastorius šnekė apie, dvasiniais dalykais ir kartais tu nesupranti, ką jis sako, ir tu sako, bet aš, strugglinu su savo gyvenime, ką aš darau, ką turiu daryti. Ir ar žmonės iš vis gali turėti asmeninį ryšį su Dievu ir kaip gali turėti. Taip, gali. Jeigu jie atlieka tam tikrus dalykus. Biblijoje mes randam, kad Dievas yra nurodęs. Jeigu tu randi atitinka tikrąją bažnyčią, kurie atitinka tam tikrus kriterijus, sakykime, nurodytus Biblijoje, Dievas yra pasakęs, kad turi krikštytis, tokiu tada, jeigu pasikrikšti, gausi šventąją dvasią ir per šventąją dvasią tu irgi gausi kažkokią dvasinę dovaną, kurios dėka tu galėsi tarnauti bažnyčiai ir visuomeniai, taip sakykime. Dievas yra numatęs, kad bažnyčia tai yra ta institucija, kuri tarnauja žmonėms. Ir va taip, jeigu taip paprastai, sakykime, pasakius. Šiaip dar yra toks dalykas, kažkodėl ateistai mano, kad ne tik krikščionis, apskritai tikintieji į bažnyčią atveda mažus vaikus tam, kad jau nuo mažens jiems būtų plaunamas tos smegenys ir jie galbūt imliau viską priimtų, kad tos smegenys liktų išplautos ir jie kai bus suaugę ir nieks nebegalėtų sugriauti jų tų įsitikinimų. Ir realiai praktika rodo, kad ne, taip nėra, kaip tik vaikai, kurie užauga bažnyčioje, kažkaip dažniau palieka bažnyčią suaugę. Tokius pasirinkimus padaro. Ir aš žinau žmonių, kuriems taip nutiko ir aišku, yra žmonių, kurie sugrįžta, bet tas ir yra, kad reikia to asmeninio ryšio su Dievu, nes jeigu jo nėra, tai tau gali tas smegenis, kaip sako, plaut neplovę, bet tu išeisi, nes tau nieko nereiškia. Tau tai tik teorija. Tai man. Pritariu, nes tiesiog natūraliai žmogaus protas, jeigu jisai mąstantis,
jeigu jis aktyvus pakankamai, jis natūraliai užduoda klausimus tam tikrus, kodėl yra tas, kodėl anas, Taip. kodėl turi tą, kodėl aną. Nes, sakykime, jų tėvai, vadinamoji, sakykime, ta pirmoji karta, kuri ateina į tam tikrą bažnyčią, jie jau yra išsisprendę tos klausimus, todėl jie ir nuėjo į tam tikrą bažnyčią. O jau antroji karta, sakykime, jų vaikai, jie nėra praėję pro tą procesą, sakykime. Todėl natūraliai, kiek teko pastebėti ir suprasti, kad būtent dėl to, kad kyla tiek klausimai, Taip. jaunas protas, jisai ieško pamato, kodėl jisai daro, ką jis daro. Ir todėl labai dažnai galim pamatyti tą tendenciją, nesvarbu kokioj bažnyčiai, kad jaunas žmogus tas, jis palieka tą bažnyčią, palieka tikėjimą. Ir atlieka tos ieškojimus kitur kažkur. Taip. Kaip jie sako, nesvarbu, tu eini į McDonald'ą, netampa burgerį. Tai nereiškia, kad esi bažnyčiai, kad esi krikščionis. Mhm. Taip. Taip. Esi, nes privertė ateiti. Gerai, tai tada buvo smagu pasikalbėti su jumis. Šiandieną kaip ir baigsime. Ačiū, kad žiūrėjote. Ačiū, kad Klausai. savo laiko skiriate Grace ir Tadai. Ir iki kito karto.